Nejuokauk su vidurių užkietėjimu. Tu net neįsivaizduoji, kiek vaikų atsiduria ligoninėse, kur daina neteikia operacijų, kiek ir suaugusių žmonių atsiduria ligoninėse, bei įvairios pasekmės nuo vidurių užkietėjimų, tokios kaip, pirmiausiai, tai čia, kad diskomfortas tai yra juokas, bet ir žarnos užsikemša ir iš tikrųjų visos ligos ne tik nuo nervų, bet ir nuo užkimšto žarnyno, viskas kaupiasi. Jeigu tu vartoji kažkokius laisvinamuosius, kuriuos aš irgi labai daug vartojau, kol nesuvokiau, kas ten darosi, tai įsivaizduok, kad pas tavį yra žarna, joje tu gauni maisto, kuris užkišamas, kai tau patenka laisvinamieji, tau padaro mini skylutę, per kurią viskas išteka, bet viskas aplinkui lieka aplipę, limpa ir vartojant visus tokius dalykus kaip laisvinamieji, klizmos ir panašiai, tu dar labiau viską blogini situaciją, plus išvarai skysčius ir gerasias bakterijas iš organizmo. Tu gali savo padėti su maisto produktais. Tokie maisto produktai, aišku, kurie turi daug skaidulų, arba tas pats kopūstas, burokėliai virti, kiviai, džiovintos slyvos mirkytos, jos irgi labai didelė pagalba organizmui, nes plus, jeigu, pavyzdžiui, vartoji kažkokius sėmenis ar panašiai, tai labai atidžiai sek savo vandenį, nes jeigu tu negeri vandens, tai dar labiau viską užklijuoji, nes pabandyk išvirti sėmenų ar ne, tas kisėlius, jisai būna glitnus. Tai jeigu tu vartoji tokius dalykus kaip tokias sėklas, būtina tiesiog vartoti labai daug vandens. Idealu, jeigu tas vanduo yra drungnas. Tai nejuokauk su šio dalyku, nes jisai tikrai yra labai rimta priežastis daugeliu lygų ir daugeliu labai rimtų lygų, o aš asmeniškai labai rekomenduoju iš savo pusės, jeigu jau nesusitvarkai su maistu, nesusitvarkai su tenka vartoti vaistus, mane gelbėjo šis gėris. Ir aš turėjau nuo paauglystės labai rimtą problemą ir ją išsisprendžiau su juo. Galiu išeiti kiekvieną dieną į WC, plus stiprinu imunitetą ir raminu refliuksą. Naudok natūralius dalykus. Stenkis tai padaryti su maistu, su mankšta, jeigu nesigauna. Labai rekomenduoju išbandyti šį natūralų maisto papildą, kuris labai jau daugam padėjo, bet nejuokauk, nes tave gali privesti tiek tave, tiek vaiką prie labai rimtų ligų.